ambasadoriai, Izraelio delegacija, gerbiamas ministrė Izraelio, gerbiamas pramonės rūmų pirmininkė. Pirmiausia, išgyvenę geto. Matyt, ta yra vieta, kur aš turėčiau pradėti kalbėti jidiš, nes tos aukos kalbėjo jidiš kalba. Zij begrüßt alle welche seinen da, und alle welche haben die heilige Zikaron wegen die ermordete und vernichtete Kreivim. Aš norėčiau pakalbėti po to, kai viskas buvo išsakyta, apie tai, ką aš vakar mačiau, kas mane vakar šiek tiek netgi nustebino netikėtai. Tai buvo tarp daugybės įvykių Seime, kada Seimo kolegos, aš matau, iki šiol turi užsikabinę iš solidarumo tas geltonas žvaigždes, kur mums, žydams, neprimena nieko gero. Mano mamai 18 metų Kauno geto kaliniai, tai buvo didelis netikėtumas, kai liepė užsidėti žvaigždę 5 cm, 7, 8, keitė nuostatas dėl tų žvaigždžių, gaudė, kas tas žvaigždės netaip užsidėjo, liepė eiti ne ten, kur pėstieji eina, o tiesiog eiti gatve, kur mašinos, arkliai tuo metu Kaune dardėjo. Tai buvo istorija, kurios aidų mes ieškom šiuolaikiniai lietuvių istorijai, šiuolaikiniam lietuvių jaunime. Todėl aš norėčiau keletą žodžių pasakyti apie tai, kas vakar įvyko Kotrynos bažnyčiai. Vakar į Kotrynos bažnyčią plūdo žmonės, kurie internetu būdu išplatino anoniminės žinutės vienas kitam. Patys. Jie nuėjo patys skaityti žuvusiųjų pavardžių. Ir jie skaitė iki gilios nakties, nuo 8 ryto. Tie tūkstančiai žmonių perskaitė 10 000 pavardžių. O pavardės būdavo pagal šeimas. Skaitė šeimų pavardės, pavardė po pavardės. Gimė 1940 metais. Vaikai, seneliai ir pavardės nuo senelių iki anūkų. Tai yra holokaustas. Visi iki galo nuvežti, ištrimti čia žudynėms Panerių duobėse. Todėl holokausto ypatingumas negali būti paneigtas. Uniqueness. Todėl vakar aš išėjęs klausydamas pastovį radijos laukiau, kaip reagos į Ahmedidžano kalbą paneiginti holokaustą Lietuvos delegacija. Lietuvos delegacija išėjo, pakėlus galvą, kartu su kitom civilizuotom tautom iš Jungtinių tautų salės, pareiškėsi, kad Lietuvai nepriimtina pono Ahmedidžano bandymas neigti holokaustą ir sunaikinti ir bandymas padėti pagrindus Izraelio valstybės sunaikinimui. Šitie du įvykiai yra mūsų atsakymas. Lietuvos delegacijos išėjimas iš Jungtinių tautų po Ahmedidžano niekingos žmogaus orumo ir žydų tautos teisę gyvot neigiančios kalbos ir po akcijos, jaunimo akcijos bažnyčioje. Tai buvo atsakymas į visas neapykantos jėgas tiek viduj Lietuvos, tiek pasaulyje. Ir tai buvo garantija, kad Lietuva laikysis atsiminimo, kas yra atsiminimo apie indėlį, apie Lietuvos žydų tautos indėlį į Lietuvos valstybės kūrimą, Lietuvos žydų žmonių reikšmę lietuviams ir kitoms Lietuvos tautoms. Tai būna šventas jų atminimas, mes neleisim Lietuvoje įsivyraut neapykantai ir mūsų pačių istorijos neigimui. Ir ypatingai džiugu, kad toks pat renginys vyksta šiandien 200 Lietuvos mokyklų. 200 mokyklų šiuo metu Lietuvoje mini holokaustą ir vaikams aiškinama apie Lietuvos žydų bendruomenės indėlį į Lietuvos valstybės istoriją. Tegu būna šventas aukų atminimas. Ir tegu būna nuolat šis atminimas aktyvus mūsų sąmonėje. Kalbės kunigas pranciškonas Julius Sasnauskas. Šioje vietoje aptemsta ir susvyruoja viskas.
proto ir gėrio triumfas, žmonijos pažangos idėja, netgi tikėjimas Dievo apvaizda. Ir visa, ką šiandien čia atsinešėme, rodosi netikra, nepilna, neadekvatu. Mūsų žodžiai, mūsų gėlės, mūsų liūdesys, mūsų giesmės ir maldos. Tai tylos prarasto žado ar atimto žodžio teisės vieta. Vienintelė tyla čia atrodo tikra ir sąžininga. Dairausi aplinkui ir negaliu patikėti, koks tyras ir nekaltas čia gamtovaizdis. Ir kaip gražiai švelniai lietuvių kalba skamba tas Vilniaus apylinkių vietovardis – Paneriai. Tačiau žydų tautos holokausto istorija įsirašytas kita suslavinta savo forma – Ponarai. 3 šaižų šaltis kiemenys, lyg šūvis ar priešmirtinis riksmas. Kraupus kiemenys, nuo kurių tebestingsta kraujas. Kaip vadinasi ši vieta, klausė sunkvežimiu čia atvežti eiliniai pasmerktieji. Ponarai, atsako kažkuris iš budelių. Pasigirsta sielvartinga moterų rauda. Viltis užgeso. Ponarai tai mirties vardas. Visoje Lietuvos istorijoje nėra baisesnės Golgotos už šią. Jokie Vilniaus karai, gaisrai, maro epidemijos savo siaubu neprilygs paneriams. Ištisus 3 metus čia pagal pragarišką planą buvo naikinami žmonės. Visais metų laikais, dieną ir naktį prie mėnulio šviesos, net per didžiasias krikščionių šventes. 100 tūkstančių nužudytojų užkasti šioje Golgotoje, ko ne visa Lietuvos Jeruzalė. Lenkų šviesuomenė ir pasipriešinimo naciams dalyviai, kunigai, rusų belaisviai, čigonai, generolo Plechavičiaus rinktinės kareivėliai. Šėtoniškas mirties konvejeris sukosi ir sukosi. Šįryt Bernardinų bažnyčioje pradėję holokausto aukų atminimo procesiją į Panerius, pralenkėme mažą paminkliuką stovinti prie Vilniaus upės, šalia Užupio tilto. Tai Vilniečių pagarbos ir padėkos ženklas Mečislavui Dordzikui, paauglio amatų mokyklos moksleiviui, kuris 1931 metų balandžio 23 dieną nuskendo patvinusioje Vilniuje, gelbėdamas kęstantį žydų berniuką Hatskelį Harmacą. 4-metis vaikas liko gyvas. 41 vasarą jam turėjo būti 14 ar 15. Hatskelį Harmacai, ar tu irgi likai čia po Panerių pušimis? Ar nebuvai dar kartą stebuklingai išgelbėtas? Nesigailėta nieko, vaikų ir senių labiausiai. 8 metų Samuelį Epšteiną lietuviai policininkai surado pasislėpusi pas kaimynus. Ištempė į kiemą, nušovė ir paliko gulėti kraujo klane, kaip perspėjimą kitiems. Jo geriausias draugas, bendramžis ir bendravardis Samuelis Bakas buvo išgelbėtas. Benediktinių vienuolyne įrengtame archyve jį kartu su motina ir keliais kitais žydais įslapstė sesuo vienuolė Marija Mikulska, Vladas Žemaitis ir archyvo direktorius kunigas Juozapas Takauskas. Minkštai ir meiliai, sakytum, moteriškai tariamas šio miesto vardas jidiš kalba – Vilnė. Kodėl čia buvo atsuktas automato vamzdis į vargšą vaiką? Žinoma, budelių ir išgamų yra kiekvienoje tautoje. Bet man baisiausia, kad tie, kurie talkino naciams, represuojant ir žudant nekaltus žmonės, tarėsi tarnaujantys Lietuvai, kovojantys už tautos laisvę ir gerovę. Dalis jų net laikė save katalikais, sekmadieniais dalyvaudavo mišiose. Koks baisus turėjo būti jų apakimas ir kokia juoda širdis. O mums kokių ašarų, kokios atgailos dar reikės, kad nesinešiotume širdyje graužiančio šios tragedijos priekaišto. Ir veltui visi mėginimai teisintis objektyviomis aplinkybėmis, dėti ant svarstyklių vienos ir kitos sistemos piktadarybės, vienos ir kitos tautos kančias. Apreiškimo šventajam Jonui knygoje yra eilutės apie Dievo išrinktųjų šlovę. Danguje pasirodo milžiniška minia iš visų giminių, genčių, tautų ir kalbų. Visi stovėjo priešai sostą ir avinėlį, apsisiautę baltais apsiaustais su palmių šakomis rankose. Regėtojui paaiškinama, jie atėjo iš didžio sielvarto, jie išplovė savo apsiaustus ir juos išbaltino avinėlio krauju. Mirties slėnyje, kurio vardas Ponarai, šiandien stovi 100-tūkstantinė minia baltais apsiaustais. Atėjusių iš didžio sielvarto, palaimintų ir išaukštintų per avinėlį, tai yra per nekaltą auką. Jų žaizdos paslaptingų būdų šviečia žemėje.
Izaijas, didysis Izraelio pranašas, yra apgiedojęs kenčiantį Dievo tarną, kuris prisiėmė savo mūsų negalės. Mūsų stovėjimas čia daug sunkesnis. Mums lieka tik dejuojanti ir raudanti širdis. Ano didžiojo Vilniaus sielvarto aidas. Išmintis atsirandanti kenčiant kartu su kitais. Tiesa apie budelius ir jų aukas. Dar atgailos pelenai. Atleisk Samekai Epšteinai, atleisk Hackeli Harmacai, kad Vilnė neišgelbėjo jūsų. Jūs buvote mūsų broliai. Mums trūksta jūsų šiame mieste. Malda. Vyriausias Lietuvos ir Vilniaus rabinas Chaimas Buršteinas. אל מלא רחמים, שייכן במרומים, רמצה מנוחה נכוינו על כנפי השכינו, במעלויס קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע מזהירים, אס נשמויס יהודי וילנה וליטא, שהלכו לעולמם, בגן עדן תחיה מנוחסם, לכן בעל הרחמים, יסתירהו בססר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים אס נשמוסום, אדוני הוא נחלוסום, וינוחו בשלום על משכבם, ויעמדו לגורלם בקץ היומים, ונאמר אמן. Malda Dievui atlieka Limor Šapira. Eli, Eli, שלא ייגמר לעולם, החול והים רישרו של המים Kinderen bleiben, verstellen,
einem Palmeland bis weiße Land von Schnee. Wir kommen an mit unser Bein, mit unser Weg. Und wo ihr fallen, sie so spritzt mit unser Blut. Sprossen wettert unser Gure, unser Mut. Und wo ihr fallen, sie so spritzt mit unser Blut. Sprossen wettert unser Gure, unser Mut. Es wird die Morgensong bei Gilden aus der Nacht. Und der Nächten wird verschwinden in den Tag. Nur übersammeln wird die Sonne in Jahr. Die Amorosa geht das Lied von Dorf zu Dorf. Nur übersammeln wird die Sonne in Jahr. Die Amorosa geht das Lied von Dorf zu Dorf. Es wird geschenkt und bei Gilden aus der Nacht. Zu den Mäden wird verschwinden in den Wald. Auf seiner Mut zwischen alle dicke Welt. Das Lied gesungen mit Nagares in die Welt. Auf seiner Mut zwischen alle dicke Welt. Das Lied gesungen mit Nagares in die Welt. Sag nicht Gilmore, dass du gehst am letzten Weg. Und Schimmeln bleiben, der verstelle Bläuerte. Kohlen sind noch unser ausgewählte Schau. Es fällt am Markt auf unser Traum, wir seinen Lohn. Kohlen sind noch unser ausgewählte Schau. Es fällt am Markt auf unser Traum, wir seinen Lohn. Lietuvos žydų genocido aukas pagerbti specialiai iš Izraelio į renginį atvyko folklorinis ansamblis Anachnu Kan bei ansamblio prezidentas Itzhak Ben Jakov. Ceremoniją baigėme Vilniaus geto daina Tyliau, tyliau, Štiler, Štiler. Amen.
Pagerbimo ceremonijoje taip pat dalyvavo Vilniaus mokytojų namų berniukų ir jaunolių choras Ąžuoliukas, meno vadovas ir dirigentas Vytautas Miškinis. Smuiku griežė Borisas Kirsneris. ושנאיך נשאו ראש, על עמך יערימו סוד, ויתייעצו על תשכונך. אמרו לכו ולחצודם מגוי, לא יזכר שם ישראלו, כי נועצו לב יחדיו עליך ברית ישראל. אוהלי אדום וישמעאלים, מואב והגרים, בל ועמון ועמלק, פלשת עם יושבי צור. גם אשור נלווה עמם, היו זרוע לבני לוט סלע. עשה להן כמדיין, כסיסרא, כיבין בנחל קישון, נשמדו בעין דור, היו דומן לאדמה. שיתמו נדיבמו כעורב וכזאב, וכזבח וכצלמונה כל נסיכנו. אשר אמרו, נרשל לנו את נאות אלוהים. אלוהי, שיתמו כגלגל, כקש לפני רוח, כאש תבער יער, וכלהבה תלהט הרים. כן תרדפם בשעריך, ובסופתך תבהלם. מלא פניהם קלון, ויבקשו שמך אדוני. יבושו ויבעלו עדי עד, ויחזרו ויובדו. ויוצאו, כי אתה שמך אדוני לבדיך, עליון על כל. יתגדל ויתקדש לרבה. ועל מה דיברה כרמותי, וימליך מלכותי, וצמח פורקני, קץ משחי, וחיוכון ויומכון, וחיי בכל בית ישראל, ועגלה בזמן קריב ויראו אמן. יהא שמי רבה מבורך לעולם ולמועד ולמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם, ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי נקודשה ברוחו, נעלה מן כל שמחתה ושבתה, ושמחתה ונחמתה, ואמירן בעלמה, ויראו אמן. אמן. יהא שלמה רבה משמיה, וחיים טובים עלינו, ועל כל ישראל, ויראו אמן. אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, כל ישראל, ויראו אמן. אמן.